Diskusijų audra. Tado Gutausko skulptūra Krepšinio liūtas laimėjo konkursą ir turėtų papuošti baigiamos statyti Kauno Arenos prieigas, bet abejonių kelia jo originalumas. Labai panašus liūtas puikuojasi Anglijos futbolo čempionato logotipe. Nedaug skulptūra skiriasi ir nuo Vytauto Didžiojo karo muziejų puošiančių liūtų. Žvėrių karaliumi vadinamas liūtas įaudrino Kauno visuomenę. Aistrų objektu tapo vilniečio menininko Tado Gutausko sukurta skulptūra Krepšinio liūtas. Ji laimėjo Lietuvos krepšinio federacijos skelbtą konkursą krepšiniui Kaune įamžinti. Konkurso nugalėtojui federacija skiria 5000 litų piniginę premiją. 3,5 metro aukščio bronzinė liūto skulptūra turėtų išdygti šalia statomo Žalgirio arenos Nemuno saloje. Buvo 4 kriterijai, ar ne? Vienas iš jų kūrybiškumas, originalumas. Antras kriterijus buvo darbo sąsaja su krepšiniu ir su Kauno miestu. Trečias kriterijas buvo darbo kontekstualumas, tai yra kaip jisai atrodo situacijos plane bendroje aplinkoje. Ir vienas iš kriterijų, ketvirtas, buvo papildomi balai, jeigu autorius rastų rėmėją tos skulptūros pastatymui. Vos išrinkus nugalėtoją net ir komisijos nariai nevengė pasisakymų, jog darbas netalentingas, banalus ir neoriginalus. Pasigirdo vertinimų, jog krepšinio skulptūra plagiatas. Skulptūra panaši į Anglijos futbolo čempionato logotipą. Kaunietiškam liūtui trūksta tik karūnos. Dar mažiau krepšinio skulptūra skiriasi nuo Vytauto Didžiojo karo muziejų puošiančių liūtų. Bet jeigu autorius sutiktų pakeisti liūtą į lietuvišką simbolį, šiuo atveju Kauno simbolį, taurą, tai aš balsuočiau už. Mano manimo, kad tai nėra tikslinga už tai, kad tai yra plokščias ir banalus panaudojimas to objekto, kas stovi Kauno karo muziejuje. Prie karo muziejaus stovinčius liūtus XIX amžiuje grafai Tiškevičiai parsivežė iš Sankt Peterburgo. Iš pradžių jie puošė Tiškevičių dvaro prieigas. Prieš 70 metų buvo padovanoti karo muziejui. Karo muziejuje dirbantis sporto istorikas Steponas Gečas įsitikinęs, muziejaus simbolių tapę liūtai visiškai netinka krepšiniui. Kaip ir Buškevičius pasiūlęs liūtą keisti tauru, istorikas ragina rinktis kitokį, grakštesnį ir aukštesnį gyvūną, pavyzdžiui, žirafą. Turi būti su jie kažkokio grakštumu, kilumu, o liūtas tai ramybė simbolizuoja, ar netiesa. Ir ypač dar, kada prispaudęs yra tą tariamai krepšinio kamuolį. Krepšiniui skirtos skulptūros autorius kaltinimus plagiatu atmeta, tačiau pripažįsta, jog idėją įkvėpė karo muziejaus liūtai. Esą taip norėta priminti šlovingus tarpukario Kauno laikus. Kitokius gyvūnus siūlantiems ekspertams atkerta. Liūtas pasirinktas kaip nugalėtojo simbolis. Tai yra aliuzija į tuos liūtus, bet viskas yra lipdyta būtent iš naujo. Ir jis gal toks, reiškia, šiek tiek grėsmingesnis. Ir tos letenos kitaip sudėtos yra. Pagaminti skulptūrą pasak menininko prireiktų pusmečio. Krepšinio liūtas jau antras menininko pateiktas pasiūlymas krepšiniui Kaune įamžinti. Pirmajame konkurse autorius buvo pasiūlęs 12 metrų aukščio skulptūrą Krepšinio milžinas. Tado Gutausko skulptūra krepšiniui prieš 4 metus pastatyta ir Vilniuje prie Siemens arenos. Reporteriai Kristina Karlonė ir Edgaras Kiškis, Kaunas.